Krzysztof Lavrinovic. Ciao. Buonasera. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Come stai? Bene. Tai aš ir po krepšio, paskui pramečiau, specialiai daviau šansą ten, kad, bet nepasinaudoja. Čia kažkaip negerai. Ne, aš, tai jūs nepastebėjote, aš su kairėje ranką mečiau, bet vis tiek įkrito. Nekiek tau Žalgiriui negaila? Gaila, bet aš matau, jums negaila, nuotaikos pas visus geras. Ar jūs jau pripratė? Pripratė turbūt. Nu ką, mane lėktuvas laukia ir tėvelis dar ten atvažiavo biškį. Didžkukuliu atvežė man. Kaip mes laimėsim auksą, aš pasižadu nuskust antakius broliui. Ką veiksit? Nieko, ką, yra biškį reikaliukų, pas tėvus nuvažiuosim, seniai nematėjau. Tokie prieš 10 reikaliukai. Kepta dona. Tik tai trūksta skystos donos dar, prie tos kietos donos. Tai gal po pergalės jau bus? Negeriu. Tėvas neleidžia. Sveikinu tave su gimimo diena ir linkiu svarbiausia sveikatos ir aišku laimėti Europos čempionatą. Verkt norisi, bet kaip vyras negaliu. Padėsit tašius sunešt, ačiū, kad laukėt. A tai sunkios? Nu tai gabio, pasiruošėm. Kartu su tavimi išrinkti tą šalį ir komandą, kurioje mano galva tu žaisi. Tiesiog burtai, žinai. Šalis, pasakysiu, yra Vokietija, Italija, jeigu neklystu, Graikija, Lietuva yra beje, yra Ispanija ir Kinija. Ir Italija. Ne. A, Kinijos ne. Dovano kitą kartą. Gerai. Bedarbis. Ne, nu ne taip. Kaip, ne, nu tai jau reikia į biržą, darbo biržą važiuoti. Atiduok, ne, čia tas netinka. Gerai. Ačiū. Arrivederci, kaip pas mūsų Italijai sako.